šitas pratimas nėra dažnas, bet jisai tikrai yra naudingas ir norėjausi populiarinti tokį sporto būdą, kaip suktukas, kuris ne tik tai pilvai, tačiau yra ir krūtinės raumenims, ir nugarai, ir netgi kojų užpakalinių raumenų daliai skirtas. Ir taip pat norėjausi tai, kas sekasi daryti, o šitie pratimai turbūt geriausiai sekasi atlikti, įamžinti arba pagerbti karo Ukrainoje metinės, nes rytoj yra 4-osios karo Ukrainoje metinės arba 1460 dienų, kai agresija vyksta nekaltoje šalyje. Ir tai taip pat buvo motyvas pasiekti tą skaičių 1460, kaip pagarbą ir atminimą to karo dalyviams, Ukrainos gynėjams ir be abejo aukoms. Sakykit, kaip pats vertinate šios dienos rezultatą? Ar viskas pavyko taip, kaip planavote, taip, kaip tikėjotės, ar buvo iššūkių? Nepasiėmiau antkelių, nebuvau daręs viso skaičiaus, buvau daręs 500-600 ir nejaučiau tuo metu, kad gali reikėti apmušalų kelią. Tai taip nuo 1000 pratimų jau jautėsi, kad ant kelių nėra odos. Turbūt tai labiausiai skaudėjo ir sunkino tą pabaigą. Kitą kartą žinosiu. Sakykite, iš tikrųjų šalies stebint atrodė, kad tai pareikalavo nemažai pasiruošimo. Ar šiam iššūkiui ruošite specialiai, dirbot pagal konkretų treniruočių planą? Suktukus darau daug metų, turbūt jau 15-18. Tai yra kasdienė, kasmėnesinė rutina. Vienas populiariausių, mano mėgstamiausių pratimų. Tik paskutiniaisiais metais pradėjau didinti jų skaičių. Ir paskutiniosios atostogos buvo kai sporto stovykla, kai didinau palengva tą suktukų skaičių per dieną. Ir tiesiog po to paėmiau savaitės laiko pertrauką, kad kūnas pailsėtų ir šiandien pamėginau pasiekti tą maksimumą. 1, 2, 3, 4, 5 skaičiuoja. 8.